Vertės investavimas egzistuoja jau beveik 100 metų. Ir svarbiausia, jis tiesiog veikia. Begalė žmonių praturtėjo, o gal Warrenas Buffettas praturtėjo begalę. Bet kuriuo atveju metodas patikrintas, todėl verta jį pažiūrėti. Visa esmė paprasta, surandi neįvertintą įmonę, nusipirki jos akcijas ir lauki, kol visa rinka pagaliau supras, kad tu jau seniai žinojai. Tai lyg pardavimas Maximoje, bet vietoj didelio užrašo gauni daug smulkaus teksto ir sunkiai suprantamų skaičių, kurie galiausiai tau suteikia ramybę, nes tu galvoji, kad juos supranti. Žinoma, realybėje viskas vyksta kiek kitaip. Nesvarbu, kokias akcijas tu pirksi, jų kaina iškart krenta. Bet kadangi esi vertės investuotojas, tu jautiesi puikiai, nes žinai, kad gali nusipirkti akcijų dar daugiau ir už mažesnę kainą. Ir dar daugiau, ir dar už mažesnę kainą, ir taip toliau. Kai akcijos kaina pagaliau pasiekia tikrąją vertę, tai gali būti po mėnesio, metų ar dešimtmečio, tu parduodi ir sakai visiems savo investavimo draugams, haha, tai buvo mano planas nuo pat pradžių. Taigi, jeigu norite tapti vertės investuotoju, pradėkime nuo pirmojo žingsnio – rasti neįvertintas įmones. Galėtum perskaityti ir sekti 640 puslapių knygą, bet visi žinom, kad tu to nedarysi, taigi išmok viską, ką gali apie vertės investavimą iš YouTube ir kai žinosi šiuos akronimus, eik į antrąjį žingsnį. Antrasis žingsnis reikalauja pinigų, taigi įsimes 10 eurų į Revolutą ir tu jau esi investuotojas. Sveikinimai. Paskutinis žingsnis yra paprasčiausias, bet reikalaus daugiausiai laiko. Taigi atrask įmones, kurių verslo modelį aiškiai supranti. Ir sekdamas investavimo rodiklius, bandyk atrasti įmones, kurios yra tavo nuomonė ekstremaliai pigios. Aš padariau labai trumpą paiešką per Yahoo Finance ir atradau šias 4 įmones, kurios turi fantastiškus rodiklius. Taigi, jeigu būtum investavęs ar investavus į šias įmones prieš štai tiek metų, beveik visada gautum pozityvią grąžą. Ir tai gali būti atsitiktinumas arba aš esu tikrai geras vertės investuotojas. Bet kuriuo atveju, štai tokius rodiklius aš naudojau, kad atrasti šias įmones. Linkiu jums sėkmės.